97,8 FM. Radio stotis RS2. Čia RS2. Visada smagiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Tu mane mylėk. Oi, čia Kerbedis Tu manim buvo. tikėk. Gerdė pienių Oi, vynas. čia alpsta šiandien moteris nuo Kerbedžio. Audriau, mes matėme, ne, kaip alpsta. Nu, mes esame iš viso šiandien, žinok, pagarbinti tarp moterų. Tai ne nuo Kerbedžio alpstam. O nuo ko? Nuo gėlių grožio, ar ne, vis dėlto? Nu, taip, Nuo šiandien- gėlių. Šiandien Nuo moterų to- diena. Nuo tų, kurie įteiktas gėlės. Nu, taip alpstam, gražiai, jo, taip malonu, tas Kerbedis čia tulpytės. yra tik tai Priedas. priedas, ja, akcentas. Nu, toks. Jo. Truputėlį, Linkėjimai nedidelis. į mūsų sokolinį aukštą. Aistį. Kerbedžio gerbėjai. Nu, tai... Užsakė dainų, ar ne, Kerbedžio? Jo. Taip. Į Cokolinį aukštą. Užsakymai vyko. Nu, tai... Ir Tai vis- grįšim visa- su Audru, dabar blizgės mūsų patalpas. Aistė neleis Kerbedžiui šiaip savo dainuoti, žinok, dar bus ne viena daina. Tikiuosi, kad tenai visos dulkės bus nušluostytos, langai nuvalyti. Neleisk laiką beltui. Nu, Audriau, Aurimai, nu, vis tiek su moters diena visas moteris. O ar taip, ne? reikia visus pasveikinti. Būtinai, aišku, sveikina mūsų mylimos, gerbiamos. Oi, kokį čia dar epitetų? Nedusaujam. Kaip tenais Nu, tas... ačiū, ačiū kur labai. mes būtumėm be jūsų? Nu. Yes. Tai kai sakė, Aistė. valytumėtės ašaras į snarglius. Aš kažkaip tai norėjau čia taip gražiau pasakyti, tai kas dabar buvo Nu, tas bet tai- pirmas kiaušinis, višta ar gaidys? Niekas nežino. Nu rimtai, nu, Nu, kas dabar tai- įsiaiškink, kas tai buvo pirmas. taip. Nu veik dabar, paaiškink, kas buvo pirmas. Niekas neįsiaiškins, bet be vištas tai tų Pasirodo, kad gaidžių buvo pirmi nebūtų. snargliai. Ne, nu, būna Ir sunkių ašaros. akimirkų vyram. Dažnai. Nu, šiandien moterų diena ir vyrų diena, kurie jaučias moterim. Iš tikrųjų, žinok, šiandien yra Prasme. stiprių moterų diena. Nu. Aš norėjau sakyti tarybinių, bet nesakysiu. Ne, Nu, ne, Ne, bet tai čia ne jie tarptautinė. sugalvojo, čia Graikijoje, ar ne, kažkur. Kažkur atėjęs. iš toliau atkeliavusi. Čia ne prie ko bet yra sovietmečiu, kaip mes švęsdavom. O kaip man patikdavo tie, žinai, vakare grįžtantis vyrukai su nuknebusiais Tulpanais. Tulpanas jie aplaužytais tokiais. gvazdikais. Oi, dar gvazdikai buvo. Pavargę, žinai, jau tokie grįžta, nu, neša tą savo. Tarp kitko, tie Gėlytė. gvaizdikai labai gerai laiko. Gavau gimtadienio progą irgi gvaizdikų. Po šiai dienai dar Ne, žydi graži labai gėlė, bet jinai kažkaip labai tai gražiai nurašyta žydi. yra, kažkaip žmonės ją nurašo. Dar kas ten, kardeliai nurašyti yra, ne? Ne, kardeliai Nenurašyti. dabar sugrįžo, Rugsėjo pirmą sugrįžo, kardelė ne? yra aukštumoje. Mados grįžta. O, Žinokit, Audriau, vaikeli. kardeliai dabar yra aukštumoje, dažnai ir Bet čia gimtadienio gal tiktais dovanoja į mokyklą kardelius. gal, jo. ne? Gal Ne, žinokit, Ne? yra madinga ir dovanota, aš Rimtai. pati dažnai perku Nu, kardelius. į jeigu mokyklą tai jau gimtadienis. kardelė, tai čia šventa. šventas. Čia šventa. Jeigu jau į Rimtai. mokyklą be Oba. kardelio Bet ateini, čia tai rugsėjo faktiškai ne rugsėjo pirmoje. ta Taip, taip, prasme. taip. Nu. Nu, žodžiu. Nu, tai va. Pasveikino mane pasveikinot visą. Ne, tai tu dar, žinai, ką, Arūnai, dar... Valgyk, valgyk. Skanu, jis taip Arūnai, žinai, dar ką balikinė reikia blondinė. pasveikinti ir padėkoti tom visom moteriškiam, kurios šiandien pardavinėja gėlės. Va, kokias. Nes jos dirba ir dirba, žinok, taip įsijuosusios. Nu, ten jom tai tikrai... prakaitais varo. Jom tai yra tokia ypatinga darbo diena, bet jos irgi yra moteris. Bet malonė darbo diena. Nu, Daug vyrų, daug Kiek vyrų vyrų atvažiuoja, eina? perka, Oi. labai gražiai užsidirbi pinigėlę. Nu tai labai malonė diena. Ir plus atvykę visi sveikina su moters diena. Nu jo. Gražius vyrukai žodžius. linki, Taip, jo. gražių žodžių linki. Papokštauja, pajuokauja. Viskas vietoj laikų. Tai gal klausykite, jau čia apkalbėjom tą moters dieną, eina prie Rackevičiaus. O jisai jum ko ne moteris. čia mes O jum kaip ko ne tų moteris Rackevičius. politikos proktologų laidą, žinai. Ne, nu iš Ne, aš tikrųjų tai dabar moterim galvoju, gal laimės. neinam prie to Raskevičiaus. Ką šiandien mes Valgysim, skanausim? turėsim Oi. keptą tortą.
Kepta torta. O, Pyragaičiai, nu, jo. tai čia Arūnai turėsim, žiūla nirtingai, Arūnas atsisakinėja. Turėsim su Arūnai. marcipanais tokiais, čia, nu, žinokit, šiaip tarp kitko Kamadoj keptas tas tortas bus, bet vat jis ten tokio Išskirtinis. specialia mindė, tokiam bus keptas tortas. Va. Nu, labai. Pamatysit. Jau labai. Aš jau praktiškai pusę suvalgiau, kol tu Dar iškepai. ne, dar bus. Ir visi tie, kurie praukot, žinokit, ateikit prie talšos, pavaišinsim, nes tortas didelis. Atsiprašau, tie tai neikit. Tos. Kad neteitų Ten kažkokie gultukas, neaiškus. kaip visada, stabiliai, šildomas, ateinat. Va, norėjau sakyti, meras kovo 8-osios proga įjungė šildymą soliukose. Už ką Negali nuoširdžiai būt. dėkojam. Gultukuose. Įjungė šildymą. Taip, kad ateikit, mielosios ateikit, jūsų laukia šilti Artūro gultukai ir mūsų kepti tartukai. Ir asfaltą iki gultuko ir nepašildė įdėjo apšildymą papačią. Asfaltą pašildė saulė. Kuo mes tik vyrai nepasakom per šventės. Fantazija liejasi laisvai. Ja, nu tai... Bet vis tiek. Nors tokią dieną galim pafantazuoti. Tikiuos, turit svajonių? Svajonių, aišku, kad visi turi, tai būtinai. Garsiai pasakyt? Pasakyk. Tai aš pasakysiu, ko gero, jūs jau nebenorėsit tų svajonių. Kodėl? Ne, tai viskas fainai, viskas tvarkoj. Šiandien mes turim iš tikrųjų nuostabią dieną, su ko visus sveikinam. Ir iš tikrųjų mes dabar jau, ko gero, einam pasižiūrėti, kaip mūsų tas tortas. Ne, supranti, aš, pavyzdžiui, per centrą jau, tai ten vaikšto aplink mašiną, žinai, tie, kurie ponai skaičiuoja tuos pinigus už stovėjimą automobilių. Taip. Aš galvoju, šiandien galėtų, pavyzdžiui, jeigu automobilis Audi arba Škoda, arba Volvo, neskaičiuotų mokesčių. Taip. Bet ne. Ne, Volvo, matai, yra Ono. Neaišku kas. Čia jeigu moteris yra savininkė, prievolės mokėti nereikia. Audi, tai yra jo. Opelis turėtų mokėti. Jo, Opelis moka dvigubai. BMW tai irgi neaišku. BMW tai iš keturgubai. Tai, bet vaikšta tie su žaliom lemenėmis skaičiuoja pinigus. O ką daryti jiem? Tai aišku, kad vaikšto. Kovo 8-ąjį, tai reikia pinigų. Tai reikia susirinkti, aišku. Ant tulpių. Ja, tai tulpiai. Ant tulpano to. Tai reikia pinigėlę. Kastyti dainuok. Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Man Aistė parašė žinutę, sakė, Aurimai sakė, reikės dar vieną kerbedžią, nes dar ne visus langus nuvalė. Bus dar ne viena kerbedžia. Tai va. Tai aš irgi galvoju, toj uždainuosiu, bet tik tai tiek, kad balsą neturiu tokią gerą. Čia kaip tam ukrainietiškam multikė, ne? Prisimenat iš bet prie talšos galim dainuoti. Šias zapajau. Ukrainietiškas geras multiks. Fainas. Tai ką, tai mes apie moterų temą tęsime, ne? Kaip čia pasakius? Mes nežinom iš tikrųjų, kurioj pusėje yra Tomas Vytautas, bet mes vis tiek tą temą tęsime, ne? Prijaučia visiems. Suprantate, kaip prezidentas paskelbė, kad su juo kavos gali išgerti visi, kas ten 15 000, 20 ten, taip toliau. Loterija, ne? Jūs čia praeitą savaitę kalbėjot, kad, Ta loterija paskelbė ten, kas laimėjo. Jo. Ir Tomas Vytautas Raskevičius, žinai. Specialiai taikė ant to jis norėjo viens ant vieno su prezidentu. Matematikai skaičiavo viską. Pasirodo, nepasisekė Tomui Vytautui. Tai gal jam kaip tik nes kavos gerims bus grupinis. Tai gal kaip tik pasisekė. Bet
įsivaizduoju, paskelbė, kad tas, kas laimės, kažkelins tas balsuotojas pasirašęs už jį, laimės tą kavos puodelį su juo išgerti. Nu, tai konkrečiai suvedžioja ir paliko. Čia ir Toma Vytautą. Nu, taip. Ir tai žmogus tikėjos, kad viską. viens ant vieną puodelį išgers. Tai dabar sako, ne, grupiniam gersim. Nu, koks čia dabar grupiniam? Ne, matai esmė. Čia Nereiks svajoti. Aš įsivaizduoju, kad šitą VRK pareiškia pastabas. Ar čia kartais, nes dabargi net tušinukų negalima dovanoti. Reklama. Jo, tai kaip čia su ta kava? Nu tai, bet kai sako, reiškia, kai visada sutartis reikia skaityti ten, kur yra smulkių šriftų ir žvaigždutės. Nes čia buvo irgi matyti žvaigždutė pažymėta, kad bus grupinis, o Raškevičius nepaskaitė. O kava bus bevardė. Nu, bet čia yra toks smūgis. Nu, bet gal čia nėra blogai. Kodėl? Nu, mums tai nieko blogo. Jeigu gerkit jūs tą kavą. Jeigu tu būsi labai aktyvus, tai gal žiūrėk, to grupinio. Pavargsi labai grupiniam. Zita pasakė. Viens ant vieną tai ne taip nuvargtum, o dabar įsivaizduoju, kaip pavargsi. Su visais. Ne, man jau net žada užtraukė. Nu tiek tą kavos ir taigi kiek reikės tos kavos. Ne, moteris šiandien drąsios yra jų diena. Sako, vienas sako pavargsi labai, kitas sako Nu tai aš skaičiuoju palei savo metus, kad man jau būtų labai varginantis tas grupinis. Labai daug tos kavos gerti reikėtų, ten gali ir paskui... Vargo ar šilis atlaikytų tiek kavos. Nenužgert prisigėrus, tai aišku. 2-3 podeliam čia jau neprasisuks. Ten Zita net latė nebepadėž. Nu tai va, apie ką kalba ir yra. Tai aš, taip ir galvoju, kad... Nei mochetos, nei latės, ten nieko. Palei save skaičiuoju, jeigu aš laimiu pasėdėjimą viens ant vieną su vienu podeliu kavos, tai čia vienas dalykas, o kai jau reikės ten 5-6 išgerti, tai kažer aš benoriu. Bet palauk, klausimėlis, su kurie tą kavą gers prezidentūrai? Ne. Ar prie prezidentūros ne, aš manau, kad jie važiuos mėgautis tuo vitražu. Į gamtą. Ne, į vitražu. Ai, ten kur tas, Taip. Jie važiuos mėgautis vitražu, tarp kitko dabar taip pat buvo, šią savaitę buvo reportažas labai gražus apie tą vitražą ir apie tą menininką, kuris sukūrė ir kuriam dabar šalia to vitražo papėdėj yra graži vonia. Striptizo klube. Ne, ten grupinę nelabai padarysi. Nu, bet jau čia kaip fantazija, kaip čia jau. Ne, aš galvoju, gal eitų ten tą aikštę, kur būdavo pliažas padaryt. Ai, ten prie... Nu, tai jo. Kur Leninas stovėjo. Nu, tai taip, daugiau vietas, ten grupiniam plačiau. Jūs pasižiūrite į Šimašių, jums kyla fantazija? Jūsų užmačios. Ne, su Šimašiu nekyla fantazija. Dabar, Arūnai, aš suprantu, žmogus dviračių sezoną atidarė. Žinai, kaip sakant, tokie... kuklus vaikinai, mūsų užmačios merginų yra oho. Nu, pasirodo. Jam reikia aikštės grupiniam. Nu, tai taip smagiau. Pavyzdžiui, Šiaulių labai tiktų. O, prie šventos sienos raudų. Jo, atmelsta šiauliečių. Konkrečiai, aiškiai matos, iš visų pusių. Daug telpų. Ne iš visų, raudų siena užstoja. Na tai čia raudų siena, tai čia menknikis tas raudų siena, tai bet iš kitų pusių labai gerai matos. Na, moters dienos proga, jūs turit fantazijos su Šiaulių miesto meru? Praleiskim šitą. Mes turim fantazijų apie Šiaulių merą. Ne, žinok, meras ko gero žiūrėtų pro šitą savo langą, pasiėmęs teatrinį binoklį. Vieną tokio. Ne, jisai raudų sienoj viršui stovėtų. Senaubinį tokį. Jo. Kad pritrauktų biškį. Būtų eilinis selfis, Asmenukė būtų eilinė. Tai palauk, mes jau, tai čia meras. Jau asmenukė jau pasidarėm? Gerai, Hebrytė, kadangi mes esam tų politikos proktologų, bet kokiu atveju, ekspertų, lietuviškai pasakiau. Asociacija, jo, asociacija. Pažiūrėkim, ką mūsų centrinė valdžia veikia. Ne, tai išėjo Ingrida, supranti, čia praeitą savaitgalį. Ir šovė, ne? Ir šovė, savo į koją. Tai čia ne tik į koją čia. Jinai šį bando visas susišaudyti pati save, jai nereik nieks, kad ją šaudyti. Aš matyt atsilikau nuo kažko tai.
Aš galvoju, kad šovė savo į galvą. Ne, jinai paskelbė tą šūkį savo rinkimų prezidento, žinai, kad ten... Stipri prezidentė, stipri šalis. Ale Putinas. Net Andrius Tapinas jau ten jam neišlaikė nervai, pasakė, hebrytė, kaip taip Putino šūkius naudoti. Bet tai čia pieršikė jos kažkaip tą fantaziją. Būkim teisingi, Putinas sakė stiprus prezidentas, stipri Rusija. Nu tai čia tas pats. Praktiškai. Čia praktiškai tas pats. Bet aš, pavyzdžiui, pritariu tam. Ta prasme, kad jeigu stiprus prezidentas, stipri ir šalis. Bet tai, kad prezidentas pas mus neturi tiek tų... Nesvarbu. Davai pradėkime. Jūs čia galite svaigti kaip norit, bet... Jeigu norėsi, tas galės turėsi. Ne, norėsi stiprus premjeras, yra su kitų šūkių reikia dar, nes stiprus premjeras, stipri politinė jėga. Tai jeigu jūs pritarėt, tada renkam Grybauskaitę ir nebediskutuojam. Ir neatsižvalgom atgal. Viską kopinom nuo Putkos, tai ta prasme šūkį nukopinom, tai gal ir programą nukopinom. Aš už Grybauskaitės. Kam sava, jeigu gali nukopinti? Jau buvo. Jokių problemų. Jau buvo, nebereikia. Nu vis tiek. Jinai nebenori. Jinai jau buvo, nebereikia. Viskas. Nebenori jinai dalyvauti. Viskas apie buvusius arba gerai, arba nieko, tegu jie ten šitą patį. Einam valgyti. Putino šūkį ten nukopino, tai čia buvo wow. Einam tortų iš Kamado valgyti. Jo, ragaujam. 97 ir 8 FM. Radio stotis RS2. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada jauniems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Iš tikrųjų tai yra... Čia Kerbedis, Tu nebegirdi. Kaip Audrius gražiai dainuoja, kaip dainininkas tikras. Dainininkas. Tai į ką sūnus? Su tai ne, tai iš kur tokie talentai ar ne? Nu tai kaip tenai, šaudom į kojas, į galvas ir taip toliau, ne? Į paširdžius jų kur dar šaudo. Jūs šaudo, tai šaudykite. Aš ant gultuką guliu savo ramiai, šiltai. Mers pakepinate, nepaširdė. Tai taip, ir plus dar tų vynogių sulčių duod išgerti, man visai labai gerai. O jūs tai šaudykitės, aš pagulėsiu, kol jūs šaudotės. Ir lyg tarp kitko sakom, nevokit šito gerų šūkių iš stiprių prezidenčių. Nu, ta prasme, Ingrida čia pavarė, žinai. Ingrida čia eiktų. Tu nebūsi dalykė, tu būsi Ingridikė. Ta prasme. Tai Ingridikė turi juodą diržą. Ne, dalykė. Aš sakau. Dalka čia atsitreniramus. Žinokit, aš taip manau, kad tos moteris, kurios užkopė į tą politinį Olimpą, jos visas turi juodą diržą. Nes ten be juodą diržą... O man tai gaila, kad dalykė nie, aš būčiau balsavęs. Ten nesitaškysi, negyvensi, nukių nedaužysi, norėjai pasakyti, netiesioginė prasme, ne. Netiesioginės kalbam, ne apie smurtą, bet... bet tai... Jau geriau, stipri tokia prezidentė, negu tik tai gražus ir... Bet nereik Putiną šūkių naudoti. Tai nereik naudoti, o ką panaudosi, jeigu jau visi panaudoti, geriai panaudoti. Bet o ką daryti, jeigu taip noris? Ką daryti? Reikia adžiai skambėt. Turiu telefoną, galim paskambėti. Įsivaizduoju, taip noris, taip, kaip noris. Žinot, gal čia viskas yra daug paprasčių, ko mes nebesuprantam. Gal ją pakišo? Kur? Tai palauk. Gal pakišo? Tokiuose metuose turėtų būti priprašyti. Klausykit, kokia čia problema. Gerai, neklausė Putino tos kalbos, kuri buvo kada čia prieš praeitą savaitę. Tai jeigu ir pakišo, tai atsistoji, nusipurtai ir eini toliau. Šiais laikais labai svarbu apsispręsti, tu vyrs, tu moteris. Labai, aišku. Jeigu iš tikrųjų. O jeigu darėsi doleris, arba banks, arba Afrika. Čia yra apsispręsti, ar tu prezidentas, ar tu ne. Su kuo tu? Už ir ką tu? Nes Lietuvoje tai čia politikoje, tai tokių stebuklų vyks, kad aš tai apakęs. Matai, jeigu žiūrint, kur tu esi prezidentas, žinai.
Kur tavo prezidentūra? Ne, Tai čia prezidentų yra įvairių. Čia yra įvairių Aš prezidentų. nueinu, žinai, namuose į katilinę pareguliuoti katilą, o Jėzau, kokiu prezidentu jaučiuosi. Bet ten prezidentūra. Girdi, grįžti svetai, nes eilinis darbininkas. Apie ką aš noriu Pakyli iš pasakyti? katilinės, ne? Jo. Jau. Tada pakylu ir sakau, o blemba, kaip man smagu. Statusas pasikeitė. Jo. Ne, kaip yra nueinu, žinai, į katilinį vėl jau su toks. Kai namuose šilta, tu esi geras. Jo, o su jeigu tik prezidentu. biški, kas... Prezidentūros duris atsivėrė. Jeigu tik namai užšalia prezidentūros duris atsivėrė, jis sako, eik prezidentauk. Varai greitai katilinę, žiūrėt, kas ten nutiko. Bet supranti, nuo katilinių vis prasideda. Ne, Reikia mokėti teisingai užkurti. Va, Ar ne? va. Realiai reikia mokėti teisingai užkurti. O kaip tu teisingai, bet užkuri? Tai teisingai ir dega. Nereik deginti. O da jeigu, žinai, šlapės malkas pasirinkti, tai iš vis. Čia jau neteisingas užkurims, tada teks milks, dūmų daug ir naudos ir ne apie nieką, ir ne apie nieką. Na tai jau dariau, moteris labai išmano apie daug dūmų, mažai šilumos. Nu va. Viską žinau. Taigi ne mėsą, nesirūkinsi, Neseniai stipras prezidentas, nestipri valstybė, kai dūmų daug ir naudos nieką. Aš nesuprantu, bet Lietuvoje, ne Rusija esam, Jėzus Marija, kam tas per stipri šalis, nu apie ką, čia apie... Čia tipo Lietuva negali būti stipri šalis? Ne, nu palaukit, o kaip pagal konstituciją, nu taigi premjeras teisės daugiau turi. Davai pradėkim nuo to kalbėti, kad stipri premjerė, stipri valstybė, tai gal jinai čia tą norėjo pasakyti su bet klyda. fantazuot moterim nedraudžiama. Bet tai prie ko čia stipri prezidentė? Gerai, einam prie kitų tokių švelnesnių. Prie dolerio banką ir pavyzdžiui, Afrikos. Lietuvoje vardai, ne, vaikams suteikiami. Tai yra, pavyzdžiui, gyvena Lietuvoje $2. Nu, tai fainai. Tik nedaug. Tarp kitko, labai reta kupiūra yra. Nu, bet tai suteikti vardą, vaikui vardą $. Užprogramuoja turtam. Tai kas turi galvoj? Ne, tėvai čia ne taip tu galvoji, Arūnai. Ne, tai eurų nėra. Euras bus, o litų nėra, jau būtų atgyventi. Nei lito, nei euro nebėra. Yra doleriai ir tarp kitko jiem dabar yra tiem $2. Moterim vardą sugalvoju, vienam 20. Krona. Nu, tai va, krona ten vienam $29 yra, kitam 34. Nu va, prašau. Nu, ta prasme. Į ko gerą gyvena Kaune? Nu, nežinau. Čia tos paslapties neišduoda. Garliavoj. Norėjau sakyti. Nu, ta prasme. Tai jeigu vaiks $, yra vards. Tai tėvs kas yra? Banks. O mama Afrika. O kodėl Afrika? Nu, todėl, kad $, yra Afrikoje $. Nu, ta prasme. Čia labai gilu, čia labai gilu. Nu, čia jau labai giliai, kad jau aš šiandien net nesupratau. Čia kažkur į Afriką, $, prie ko čia? $. Ir bankai, viskas aišku, prie Afriką. Čia dar ne visos, nes kadangi $, yra žals, o Europos Sąjunga dabar eina žaliuoju kursu. Nu, tai $. Tai daugės. Ne, bet Europos Sąjunga eurų ir mėlynų kursų. Nu, tai eurų yra visokių spalvų, o $, yra žals. Bet aš matau, kad dar mes turim ir Everestą, keistą ir net gėjų. Kosmosą dar turim Gedimino Žilinsko. Vardą vaikui gėjus. Nu, čia yra grėjus, tai taip. Aš tuo galvoju, kad jaučiu pamiršo, kad grėjus. Ir tada sako, nu, tegu būt gėjai. O sako, čia iš anksto užprogramavo. Ne, bet tai sako, kad narkotikai Lietuvoje tik dabar paplito. Aš manau, kad anksčiau paplito. Kažką valgė. Jeigu jau uždėjo tokį vardą, tai tikrai senai vartoja. Nu. Kažką taip rimtai pavalgė buvo, ne taip. Dega pyragaičiai. Mūsų tortukas laukia. 97 ir 8 FM. Radio stotis RS2. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Julio, aišku, nebus šiandien. Kasgi tau pasakė? Tai čia, kai sako, nemelinakė. Aplankykit RS2, aplankykit mus prie talkšos. Jo, Gautukas lapė. O tie, kas dar šį vakarą nesuplanavo, tai važiuojat visi į Kauną, ten išgirsit mūsų tą... Paskerbėdį. Jo, kovo 8 proga, nuostabus koncertas jūsų visų laukia.
Kiek už reklamą gavai? Aš tą patį ką tik noriu pasakyti. Kas tau pasakė? O tik kaip zita, taip. Ne. Sustok traukinį. Tai Kaune sustos. Visi traukiniai stoja Kaune, žinokit, ir visi keliai veda į Kauną šiandien. Visos damos, madmozelės ir gazelės kviečiamos į Kauno halę. O, viskas. Nu, ne visiems taip gerai. Ne visiems. 62 metų vyras gavo daugiau nei 200 skiepų nuo COVID-o. Va čia skaičiau jau. Tai ką čia reikia tiek? Vokietis. Sublūdėjęs. Nu, tai jis matyt, kas antrą dieną. Kiekvieną savaitę skiepijos. Įsivaizduojate, jisai toks hipervakcinuotojas buvo. Iš tikrųjų, tai rodo kad virukas turi tam tikrų sutrikimų, nes matyt, arba jis neprisimena, kai jis praeitą savaitę skiepijos, arba jisai ten koks nors jau, žinai, borai kastas. Bet tada tu man pasakyk, kaip jis skiepė, juk vis tiek tos skiepus registruoji, negalite įskiepyti. Tai jis gal mokėjo pinigus. Tai va, ką ir noriu pasakyti, tai ką sako šito mūsų tie vokiečiai, ar ne? Viena rimčiausių ekonomikų Europos Sąjungoje didžiausių, patys vargingiausių, patys jau tie, vokiečiai. Kaip jam dabar, kaip jį suskėpėjo šitą kartą, aš irgi nesuprantu. Tai supranti, ten tų finansinių nusikaltimų pareigūnai pradėjo tirti. Kas čia yra, kai jisai tiek skėpėjo, žinai. Bet sakė, jeigu šalutinių poveikių po žmogų nėra, viskas pasigerai. Bet tai ką, nustatė, kad ta prasme jokio poveikio. Absoliučiai jam. Tai gal čia tik tai... Vandenuką leido, būtų placebo, ar ne? Gal čia tik tai šiaip tokie, teoriškai skiepai buvo, žinai, o iš tikrųjų gal jų nebuvo. Gal čia tik reklama. Gal va, aš norėjau... Audriu, einam prie rimtesnių reikalų. Apgaulė ir melas. Pradės gaminti skraidančius automobilius, čia pasiskelbė Amerikai. Taip, ir tik pasiskelbė, kaina kažkur tarp 300–400 tūkstančių. O, 300–400 dolerių. Ne, tai čia tik tai vien skrydis, žinai. Tai va, tai ir iš karto 3000 į priekį nusipirka jau. Tai žmonės. Bet esmė tame, kad ten mažom raidytėm ir žvaigždutėm pažymėta, kad kartu prideda ir karstą. Prie skraidančio automobilio. Tai visas komplektas. Ir abonementinį bilietą į krematoriumą. Į notars dar šalia. Tai jeigu vieną kartą pakilai, tai ir užtenka. Kitiem užleisk vietą. Zita, šiandien moteris, man atrodo, ne vieną kartą pakils. Tai mes turim tokią viltį. Ne, tai tokia Ingrida iš viso be žadas sėdi. Aš galvoju, kiek čia ta mašina. Ingrida skaita, kiek jai čia tų šansų yra. Negalvoju, kaip čia jie su to mašinom, dabar bandau pasigilinti, bet kažkaip... Ingrida, ne, Ingrida skaičiuoja dabar, gerai, darbę pakilsiu 2 kartus, po to pakeliu. Jeigu pasiseks dar grįžtant namo kokį kartą, ir namuose. Ne, bet tai rimtai, o gal per langą ten kažko mes nežinom, gal jinai kokią portatyvinę bus, kaip pavyzdžiui Martina Rats, toks tiekinis, žinai, tą mašiną tik su gubčiuku. Ne, žinai, tas, kas vairuos, ten mok ten kiek, 300 ar 400 tos ten $1000. O keleivis gal perpus pigiau? Ne, tam tai jau. Jo. Aš galvoju, kaip jinai skris. Jum tik paskraidyti. Ne, tai aš net įsigilinu, skaičiau, kaip čia dabar, kaip čia tas Aleph model A. Turtingų, žinai, tai žinokit, jau čia man nereik nemokėti tokių pinigų, aš įsėdu savo Volvikė ir laiks nuo laiko paskraidau. O dabar į temą, tai taip, galim irgi angaziuką iki galo, ne? Jo, ir paskraidau, jokių problemų, tik žiūriu, kad neteitų paskui, kad neteitų ten mokestis už skraidimą. Nusifotografuoji kartais? Va, tikiuos, kad ne, labai tikiuos, kad ne. Tarp kitko, žinokit, yra naujas brandas ir naujas, vienu žodžiu, nauja mada Lietuvoje. Iš tikrųjų, dabar visi pardavinėjai būstus, namus, kotedžus, Palangoje, ten Šventoje ir taip toliau. Ir perka ten, ir ten perka kažką Ispanijoje, bet žinokit, tikri turtingi žmonės, iš tikrųjų, kaip anksčiau pirkdavo salas. Dabar jau jie perka kalnus. Ta prasme, jau salų ne. Jau visas nupirktas. Matai, kadangi vis tiek mes kažkada tai turėsim tą visuotinį potvinį, ne?
Tai, žinai, salos yra nebe taip saugu, jau reikia kalno. Jo. Nu, bet tie turtuoliai pasaulio tai visai yra išnaglėję. Nu, tai taip, nauja tendencija yra nuosavas kalnas. Pavyzdžiui, toj pat, čia viskas nuo Amerikos, pas mus visas blogybės nuo Amerikos, žinok. Įdomybės, blogybės, ne taip pasakyti. Kalną nusipirkti. Kolorado valstijai, San Juano kalnuose, reiškia, kalnų klubas yra įsikūręs. Nu va. Ir ten pasirodo, reiškia... Varguoliai ten susirinkę. Ja, pasaulio. Nu, tai pavyzdžiui, Zita, jeigu... Man net nereikia jokių... Aš atrėje turiu asmeninį kalną. Nu, ne asmeninį, bet jeigu tai nusipirktum... Nu, bet jis tik užlip gali ir stovėti, tai sakyti, šauk čia mano kalnas yra. Ir jokių problemų. Ir mokėti nereikia už jį. O tarp kitko, šitam klube, apie kurį sakiau, gali lankytis tik 13 narių, kurie už narystę moka po $2,8 milijono. Kasmet. Taip. Kaip nupušti visai, va taip ir atsitinka, ne? Va, taip. Tai va, ten ir yra esmė ta, kad šiaip neužlipsi tokį kalną. Aš galvoju, žinokit, irgi, aš pradėsiu visus kviesti aplinkui pas save į svečius ir sakyti, žinokit, įėjimas mokamas. Adresiuką įmesk. Mažiausiai kokie, milijonų nereik, bet kokį, porą tūkstančiukų susimokėkit. Aš tai moterim palinkėčiau užlipti tą kalną. Ir ne vieną kartą. Ir sėkmingai nulipti. Aš tai kvieščiau prie Talkšos ant to šildomo gultuko pagulėti. Mašina atskris tos naujos mašinos ir nukels, neperkės, skraidantį priskris. Aš tai norėjau žymiai žemiškiaus, kad žinai, kad pasitiktų vakare koks nors ten su prijuoste. Su prijuoste norėtum? Raumeningas namų šeimininkas, iškepęs tokį sultingą kepsnį kamado, su kokia nors gvazdiko, žinai, pokšte. Gerai, viskas, einam tortų valgyti. Užteks ir tulpių. Ir maud, gerai. Ate. RS2. Radio stotis RS2. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. Visiems mąstantiems.